Tai va, nusikaltimo sakoje reikės aprašyti visus 19, kaip tai įtakoja patį nusikaltimą ir prevencijos priemonę, kaip to išvengti. Tarkim, tie bičialiai, kurie pamatė, kad nėra užuolaidų ir viskas matosi, kokia prevencijos priemonė galėtų būti, nežinau, žaliuzės, grotos, dar kas nors, ką sugalvosi. Be to, komisija, kai vertins jūsų darbą, papildomus taškus duos ne už šito nusikaltimo vertinimą, o už tai, jeigu sugalvosit savo. Bet taip pat turi sudaryti bent jau 19 šitų punktų, jo. O kaip supras fizinė ir virtualią erdvės? Nu, fizinė ir virtualią. O tai čia yra Facebookas, eBay'us ir taip toliau, ne? Tarkim, eBay'us ko galėtų pasitarnauti? Parduoti. Tai va, kokia prevencijos priemonė? Kokia prevencijos priemonė? Kad kažkoks žmogus galbūt turi stebėti, ar tokie vogti meno kūriniai ar šitie gėrimai nepatenka į visuomenę, tokiais paprastais būdais išreikšti, prie to gali prieiti. Taip, tai va, tai čia yra ta kibernetinė pusė. O fizinė, tai va, pamatė, padarė, nebuvo apšvietimo, buvo apšvietimas, ir taip toliau. Ten buvo apšvietimas, bet jį padarė, kad jis neveiktų, taip toliau. Va, tai aprašot visą nusikaltimą, jeigu sugalvosit savo, tai čia bus, wow, labai gerai. Na ir viskas. Be to, čia turi būti komandos kampe pavadinimas ir nariai. Jo, tušinuko atsiprašau, bet neturim. Tai... Mes turim. Jo, vienas turėtų išrašyti. Jo, turėsime komandos narį. Jeigu klaus kokių klausimų, tai klauskit, padėsim, kaip galės. Aš esu Eglė. Erikas. Aš Erika. Evalda. Ir Vytautas. Taip. Gavom užduotį, kurią iš tikrųjų pradėjom nuo chato. Reiškia taip. Nusikaltimas seka prasideda nuo to, kad naudojant virtualią erdvę įvyko susitarimas apie pačią parodą. Prevencinę priemonę mes taikom punktais keliom sekom. Taip, toliau nusikaltimas seka darbuotoja, sėdinti štai čia, įkūrė forumą. Tuomet trečias mūsų buvo pažymėtas forum berankas. Ir pasidalino informaciją apie parodą forumą. Šiem trim punktam mes pritaikėm prevencinę priemonę, reikalingi specialistai, kurie kurtų apsaugos programas, sektų virtualias erdves pokalbius. Mes nevyktų tokio tipo nusikaltimų. Taip, reiškia. Ketvirtas mūsų yra pačio pastato apačioje, sėdintis žmogelis, tai mes nusikaltimo sekoje parašėm, kad ir apsaugos darbuotojas tampa forume, aptinka informaciją, tampa bendrininku, organizatoriumi. Penktas mūsų punktelis, reiškia, buvo apsauga išjungia kameras, kadangi jis turi prieigą prie visų kamerų. Ir tuomet šeštas gaunas išjungęs kameras, kai nėra stebimas su jokios patalpos, jis užtraukė žaliuzes, kad gyvenantys žmonės čia nepamatytų tai, kas vyksta pačiam inkubatoriuje. Kadangi apsaugos darbuotojai žino, kuomet išsijungia lempą, nes jis dirba ten pastoviai, reiškia, jo, žino, kuomet išsijungia lempos ir kada nebus apšviesta ta pati erdvė šalia esanti. Antras apsaugos darbuotojas esantis pačioj parodos vietoje
sąmoningai stengiasi nematyti to, kas vyksta pačioje erdvėje. Reiškia, mūsų prevencinė priemonė šiems 4 punktams yra skirti didesnį dėmesį atrankai apsaugos darbuotojus, pasirūpinti apsaugą nuo netinkamo apsaugos darbuotojų veiksmų ir taisyklių laužymo, daryti patikrinimus jų darbo metu. Toliau, 9 ir 10 yra šalia tie 2 žmonės. Reiškia, 9 pas mus yra vagis numeris 1, kuris pasiema vyno butelį, o vagis numeris 2 pasiema paveikslą. Prevencinė priemonė būtų tokia: įdiegti dalyvių registracijos sistemą, kad nepatektų neaiškios reputacijos žmonės. Toliau, 11. Čia apsaugos darbuotojas palieka atrakintas duris, kad jo bendrai galėtų nepastebėtai išeiti. Mūsų prevencija yra tokia: įdiegti užrakinimų į durų korteles, siekiant riboti prieigą darbuotojams, kad būtų sekami jų veiksmai. 12 punktas – atrakina garažą, esant štai čia moteris. 13 punktas – išvaro iš jo automobilį. Ir taip, 14 – automobilis lieka aikštelėje su rakteliais. Šitas automobilis numeriuką reikia. Taip, tada pas mus prevencija yra tokia: skirti didesnį dėmesį aplinkui vykstantiems veiksmams. 15 žmogus išeina iš savo namo, štai šitas žmogus gyvena šitam name, jis išeina iš namo, tik savo. 16 tas pats žmogus, kad kažkas vyksta inkubatoriuje. Toliau 17 pas mus buvo pažymėti. Taip, jis pastebi, kad kažkas vyksta. Kažkoks tai renginys, ar kažkas ir... Kad ten žmonės išeidinėja. Išeina vedžiot šunį ir tuo metu pamato. Kažkoks renginys. 17 mes pažymėjom šituos žmonės ir aprašėm, kad gerintis pamato išvažiuojančius automobilius iš tos aikštelės, kurie prieš tai buvo palikti. 18 pas mus yra pažymėtas ebėjus. Tai ebėjuje parduodami pavogti eksponatai, o Facebook'e pasidalinama apie eBay parduodama prekes. Būtent ta bendruomenė, kuri buvo kažkokią tai dėmesį atkreipę, tai gal eBay apsilankė, pamatė, pasiskelbęs tarp savo bendruomenės. Ir mūsų prevencija šiem išvardintiem punktams yra saugi kaimynystė, nebūti abejingais pamačius kažką įtartino vykstant, pranešti atsakingoms institucijoms, nes nors informacija ne visuomet gali būti teisinga. Būti atidiems, aktyviems, pastabiems bendruomenės nariams. Tai tiek. Ačiū. Mėlyna banga. Jeigu nemėlyna, jau buvo veiksminė. Ir vien dušai eina pristatinėti. Jūs aiškinsite dėl maškinių. Taip. Vienas žmogus užsiregistruoja forume, kuriame renkasi vyno kolekcininkai ir paveikslų. Na ir jis skaito, ko žmonės domisi. Ir tada ten vienam pranešime perskaito, jog vieną asmenį labai domintų gauti tokį Beso Margianį paveikslą. Na ir tas žmogus sugalvojo planą, kaip tą padaryti, nes jis turi savo draugą, kuris dirba apsaugos darbuotojai. Ir kadangi jam moka minimalią algą ir dar pavėluotai, jis už 50 litų atskleidžia informaciją, kur yra išdėstytos kameros, kokia signalizacija veikia
Na ir tada tam draugui padeda įsidarbinti apsaugininku, nes ten priima bet ką. Na. Gal kolegos gali padėti? Jūs visi komanda. Galim kartu po vieną kalbėti. Ne vieną. Na ir tada pasikviečia tie du apsaugininkai nedari savo pažįstamus, kad jiems padėtų suvaidinti kokią situaciją parodos metu, nes lankytojai nėra registruojami, tai jų tapatybė niekas nežino. Na, tai jie sudaro kokią konfliktinę situaciją ir tada vienas iš tų apsaugininkų nueina konflikto malšinti, o tada vienas lieka toj salėje, kur yra vynas ir paveikslai. Na ir jis tą vyno butelį pakeičia kitų analogų su tokia pačia etiketė, bet turis visai kitoks. O tą paveikslą, kadangi jau žinojo, kaip jis atrodo, tiesiog kopija to uždeda, o vėliau kamerų įrašus ištrina. Na, gal tiesiog padarom, skaitom, na čia viskas, kaip bus, kaip bus. Gal aš paskaitysiu ir viskas. Na, taip, čia viena versija. Tai nusikaltimo seka, pradėsim nuo pirmo, pažymėtų štai čia. Čia kitas variantas. Du draugai apžiūri teritoriją, prevencinė priemonė, patruliavimas pėsčiomis. Tai čia taikomas pareigūnams ir panašiai. Tai čia su šuniuku pareigūnai pagal? Ne, čia aš kalbu apie pėsčią. Ar kur geria pareigūnai? Tai Tada antras buvo pažymėtas šitas žmogus su šuniu, jie apžiūri, kur eina, jie pažiūri, kur nueina vyras su šuniu ir dar laukia, ar jis grįš. Tiesiog žmogus išėjo iš namo ir ėjo pasivaiščioti. Antras. Trečias buvo pažymėtas. Čia pažymėtas. Kuris abu vyrai patekę į neaptvirtą kiemą, duoda šuniui ėdalą su migdomaisiais. Prevencinė priemonė, tvora ir vartai. Ne tik kiemą neapžiūrė. Tai ten bičelis išėjęs su šuniu. Tai čia viskas čia bus parodė. Pėstėjas supratė, jog šun šeimininkas kuršnebylys. Neiškirto šuns lojimo. Nes jis neiškirto šuns lojimo. Dar jo neužmygdė į ir tada uždeda spyną. Atsiprašau, su šunim vaikšto aklieji paprastai, ne kuršnebylai. Čia taip gaus, kad jis ir aklas ir kuršnebylys. Čia viskas viename. Ir tada uždeda spyną ant namo durų. Prevencinė priemonė, automatinis apšvietimas, kuris reaguoja į judesius. Bet čia jeigu neklas. Aklieji irgi mato šviesą, šiaip gerai. Tada penktą numerį nežinau, kaip iš pašvietą. Penktas. Čia šie veikėjai pamato benamį, kuriam duoda 20 litų, kad šis atsipalaiduotų ir jis palieka teritoriją. O penktų buvo pažymėtas pasitaišytas asmuo. Šeštas. Taip, bet prevencinė priemonė. Jo prevencinė priemonė, barmenas kreipia dėmesį į asocialius asmenis, kurie geria, nors paprastai neturi pinigų. Atsiprašau, ar jūs žinot, kaip yra baudžiamas išmaldos davimas? Nežinau. Dabar sužinojau. Tai iki 2000 bauda. Nusidėjus į papirkinę temperatūros. Šeštų numerių buvo pažymėtas štai šis šviestuvas. Ir nusikaltimo seka, išplėšiami laidai apšvietimo stulpo, nes juos tiesaugo dujelės be spinos. Prevencinė priemonė – spina.
nusikaltimuose, kad tęsia toliau, ir tai matome štai čia va yra kamera ir 7 numerių buvo pažymėta, vaizdo kamera tamsoje tampa bevertė. Prevencinė priemonė, naktinio matymo režimą. Čia jeigu ne. Pirmas variantas buvo žinoma. 8 buvo pažymėtas štai šis apsauginis, kuris apsaugos darbuotojas pastebėjęs kažkokius nekeblumus, išeina į lauką ir jo už kampo laukia žmonės, kuriam duoda į galvą, jis surišamas ir įdedamas į mašinos bagažinę. Kas toks? Šitas apsauginis, kuris sėdėjo prevencinė priemonė, pavojaus mygtuko naudojimas esant ekstremaliai situacijai. Taip, kad jis vienas neitų žiūrėti teritorijos. 9 numerių buvo pažymėtas tai va šis langas, kuris žymi, kad tai yra išdaužiamas langas. Prevencinė priemonė, nedūžtant stiklas. 10 numerių pažymėtas štai jaunuolis, kuris stovi kampe, ir 10 numeris teigia, jog apsimetėlis įsivilioja, o tada Apsimetėlis išvilioja antrąjį apsauginiuką, nes išdužtas stiklas. O tada ir jį pakviečia į pagalbą, kad sulaikytų tą vangalą. Prevencinė priemonė pažymėjimai su nuotraukomis, nes jie segimi ant uniformų. Tada buvo 11. 11, tai 11 ir 12 šitie jaunuoliai yra kartu pažymėti. Tai čia vienas persirengėlis išprašo vieną iš lankytojų, motyvuodamas to, jog baigėsi ekspedicijos laikas. Ekspedicija? Prevencijos priemonė, viešai prieinamas galerijos darbo grafikas. Tada su transportu susiję. Tai buvo čia apkeitė vietomis, tai 15. Tai tu darėjai, gal tu šios skrinės atmėgti? Aha, nu kodėl. Gal tiesiog 12. Jo, tai 12. Kitas tuo tarpu įsiveda apgirtusi lankytoją, kadangi jisai nesuvokia, kad jo draugas jau išėjo. Tai reiktų riboti alkoholinių gėrimų vartojimą galerijoje, duoti tik taurę vyno ir daugiau. Čia batėlis. Normalios galerijos. Taip, gyvena. Dabar tu turi Čia gal 13. Tai dar tik planas. Gam leidžia daugiau. Pavairuoja, nes jie važinėja, vienas kuris Du apsimetėliai paprašo tinklaraštininko, kuris sėdi prie kompiuterio, išeiti. Ir tada jie prisėda prie to kompiuterio ir susirašo, kad su to asmeniu norinčiu paveikslo ir to vyno butelio, kad už valandos prekė bus pristatyta Tai prevencinė priemonė, kad kompiuteris turėtų būti apsaugotas slaptažodžiu ir bet kas prie jo negalėtų prisėsti ir naudotis. Galima iš karto klausimą? Žinoma. Jis prisėda prie svetimo kompiuterio kokiu tikslu, tam, kad ID adreso pausto nebūtų galima nustatyti. Slaptažodis žinoma.
Svetimų pasinaudoti ir informuoti pirkėjai. Jeigu kas nors būtų tyrimas cyber komisijos, kad negalima būtų nustatyti tikro žemės. Net Vydai paklausėjai, jie paprašė vieną pasitraukti, dirbantį jį. Viskas įjungta jau, paprašė atimti nuo kompo ir tada dirbo jau vardu. Tai reiškia feikas toks, kad jis ateis jį patį dirbantį kaltins. Čia toks... Gal jie tie neužakcentavo. Galim jis pažiūrėti. Ar vėl rado būdą unikalų, kaip išlaisvinti jį ten. Toliau. Aš padariau ir man pasakyti. Toliau. Ne, pirmą eilę. Ten toliau to. 16. Tai tie piktadariai išvažiuoja tuos du apsaugininkus, kurių vienas paguldytas gale, o kitas bagažinėje palieka miške. O savas kadras pas jūs buvo, tai jos irgi išveža, nes jie ten vieną gėlį tai kažkaip... Čia pirmas variantas čia valandas. Vieną nepasiprantą. Ne, čia dabar istorijas susipintas į vieną. Kur automobilio kalas dar nebaigė savo žemės. Kaip galės Pabaikėt ir tada galės pakeisti. ką ne 16 pažiūrėti. Taip, o tie atsimetėliai uniformas išmeta pakeliui pasitaikysiam konteinerį ir apsirengiant savo turėtais drabužiais. O tada nuvažiuoja pristatyti prekes ir pasiimti pinigus už ją. Ozo detektyvas. Ja. Aš esu Paulas, Matėjus, Deividas. Tai mes kūrėme savo nusikaltimą, ne tas, kuris buvo užrašytas užduotyje. Tai mūsų pirmas punktas, tai buvo, mes nesupratom, čia turbūt pastatas buvo pažymėtas, tai mes parašėm, kad tai buvo apvogta Microsoft duomenų bazė. Tai prevencinė priemonė būtų tikrinti Microsoft darbuotojus ir bei jų ryšius. Antrasis punktas buvo štai šis žmogus prie kompiuterio. Jis buvo bendrininkas, apsauginis, kuris atjungia apšvietimo sistemas, kamerų sistemas. Tuo metu kiti bendrininkai ėjo į pastatą ir galėjo viską švariai daryti. Moteris, kuri yra štai čia prie laiptų, praneša per chat whatever bendrininkui, kuris yra viduje, kad laukia yra saugu. Tai prevencinė priemonė būtų sustiprinti darbuotojų patikrą, neduoti apsaugai visų prieigų ir aptverti teritoriją, kad negalėtų įveiklinį asmenys. Vyras gauna žinutę, kad laukia yra visiškai saugu, bet tuo metu jis pamato, kad du alkoholikai sėdi ant kalno ir vartoja alkoholį, bet jis supranta iš jų būsenos ir kaip jie atrodo, kad jie nekelia visiškai grėsmės, nes jiem jau yra visiškai nesvarbu, kas vyksta pastate. Vienas iš bendrininkų vaikšto lauke su šuniu ir žiūri aplinką iš išorės, iš toliau, kaip viskas vyksta. Jisai yra štai čia. Vagis, kurie yra viduje, vienas iš jų įrašinėja per kompiuterį informaciją, kurios jiems reikėjo pavogti iš Microsoft duomenų bazės. Kiti du bendrininkai, kol buvo įrašinėjama informacija, pamato vertingą vazą ir sugalvoja ją pavogti, bei tuo pačiu metu per telefoną pasižiūri eBay'e, kokia yra vazų paklausa rinkoje. Ar jiems apsimokėtų ją pasiimti kartu su savimi. Vagis pasišalina per antrojo aukšto duris
namo gyventojai pamato įtartinus asmenys, bet nepraneša policijai. Tai prevencinė priemonė būtų bendradarbiauti su policija. Su policija turėtų visi asmenys. Nu ir ten prevencinė priemonė prie tų durų turėjo būti integruoti atskirą apsaugos sistemą durims. Tada Facebook tinklapyje buvo paskelbta šiokia tokia informacija apie apiplėštą Microsoft duomenų bazę. Apie įtartinus asmenis. Kažkaip prevencinė priemonė reikia daugiau komunikuoti su teisėsauga. Vagis pabėga su mašinomis, kurie buvo viduje pabėga su mašinomis, kurie buvo lauke pasišalina pėsčiomis. Per forum belenkas vieną iš kanalų policija pastebi įtartinus susirašinėjimus apie galimą tos vagystės informaciją ir nuvažiuoja į Microsoft bazę patikrinti. Ten jau jie nieko neberanda ir ant langų randa pirštų antspaudus, pagal kuriuos bando surasti platesnį informaciją apie šį apiplėšimą. Jų atstovą prašom prieiti prie stalo ir kreditai bus skirstomi taip. Čia yra 5 daiktai. Jūs, kaip nugalėtojai, pirmi galite išsirinkti 2 iš jų. Tai rinkis. Tai kapitonas ar kažkas toks turi išrinkti tada. Nu tai va, kapitonas pasiskyrė. Taip. Tai turbūt vienas. Impulsyvė. Komanda yra Berina Banga. Kamilė, tu, eik. Nu, eik, Deivi, paimk, ką nors ir viskas, gerai. Aš išsirinkat irgi 2 daiktus. Deivi, ausinės. Tai ausinės. Šitą. Pakeisti. Ova! Perės man reikia. O detektyvai lieka atminties rakas. Nuotraukom, seniai. Minimalus 2-3 balai, 4 žmonės vertina, labai mažai, tai atotrūkis buvo minimalus. Bet turėtų visiems ačiū.